Nu ką, sveiki gyvi. Po durų video vien žmogus parašė vieną klausimą, kuris logiškas klausimas buvo ir tiesiog buvau pamiršęs tai video paminėti. Tai apie durų ruošimą ir apatinį moldingą bembų. Labai dažnais atvejais tie moldingai patys jau iš savęs seni, būna baisūs ir dažniausiai nuėmimo, kaip pavyzdžiui šitą moldingą matosi čia va, ir čia aukštos vietos, nes kada lupa nuo tos pusės ir nuo tos pusės, jis šiek tiek deformuojasi ir tokie gaunasi sulankstymai. Tai tas moldingas jis ne visada gerai atrodo. Tai idealiausias atvejis, jeigu durys gautos, kaip įvardyti, jei durys gautos šitos sveikos, geriausia dėti sveikus naujus moldingus, bet jie dažniausiai moldingai jau būna, kaip tas sako, jeigu naudoti, tai jie irgi matė, kaip pavyzdžiui, šitų atveju, lyginai va, net pirštais vedi jau idealiai nebus, nes va šito vietoje jaučiasi, kad krypiuoja, čia viskas gerai, čia va nieko, o čia vidury va jaučiasi, kadangi su matinės gal ir nelabai matyti, bet principe yra tokie iškilimai. Tai idealiausia pirkti naujus, bet su naujais yra tokios bėdos, kad jie dažniausiai daug kainuoja. Ir ten vos ne gal po 70 eurų už vieną juostelę. Ir tai jau čia kelių metų kainos atgal, dabar nežinau, kiek kainuoja. Kada virini duris, kai ten, va, pavyzdžiui, nevirintos durys, dar toks moldingas jėli, žmogus paklausė. Sako, o jeigu keli milimetrai netinka, tai dažniausiai šitaip ir darai. Aš kada paruošiau duris ir viską, nežinau, kad galiu supjauti, tai 2 etapais ruošiu. Pirmu etapu niekad neparuošiu ir va to puikiausias pavyzdys, va šitos durys, tiesiog susišveitus pradėjau jausti ir vizualiai matyti, kad šitoj vietoj palikau duobę, bet jau tada užsidedu seną moldingą. Didžiausia tikimybė, kad senus moldingus reiks klijuoti. Tai kadangi čia jau ruošta yra visi apsauginiai gruntai, dar lengvai pradažot ir kai pradažot, automatiškai gaunasi apsauga, paskui stiklo klijais priklijuojat ir su glaistu atlieka davedimą. Ir net kas įdomiausia, jeigu durys yra palyginus neblogai paruoštos, glaistas daugiausiai taisosi ant moldingų. Čia dar nebaigė sušveist, užsikrėtėjęs tauriau, nes man atrodo šitas berods moldingas buvo baisiausias. Šitas, va, kaip pavyzdžiui, matot, moldingas ir tarpukas viskas dasivedinėja. Šito vietoj viskį pasikrovė, kad išsilygyti į durų plokštumą. Šito vietoj viskį, matyt, lenkta, plastikas pasiskuto, kad įsilygyti į durų plokštumą. Tas pats var šituo atveju, čia čiučiut pasikėlė, čia čiučiut nusiskutų. Ir dar tada tokiu atveju tu tą BMW apatinį durų moldingą tokį pasidarai jėlį į tą pusę. Tai priklijuoji, pasiglaistai, pasiklijuoji, žiūrai, kurioj pusėje, nes vienas žmogus darės ir sako, nelabai tas kantelis tiko vietom. Tiko gerai, kitur biskį matėsi aukštesnis, kitur matėsi, kad čiučiut žemesnis, tai ruošimo būdu įsilyginant, nes čia praktiškai kitos išeities nėra. Jeigu seną su senu dirbat, praktiškai idealaus suvedimo iš skaičiavimo pusės nebus, juo labiau net jeigu neturit kažkokių dėlių preciziškų lenkimo staklių ar ten plaktukus sukalinėt, tikrai nepasidarysit gerai. Pavyzdžiui, šitas durys va, praktiškai idealiausiai pavyko paruošti, tai praktiškai visas špaklius gaunasi ir atsidūrė ant moldingo, nors šitas moldingas, man atrodo, jis toks nebuvo žiauriai baisus, įskyrus va šitos 2 kupraus, kurios skutasi, va matot, plastikas lenda, tai vaizdas nebus idealus, bet jau akių nereiš. O jeigu durys naujos gavot sveikas, giliausias patarimas ir pirktuos naujus moldingus, nes tada gaunasi sveika dalis su sveika dalim atrodys ir nieks akių nereiš. O čia, kadangi yra ir viena ir kita dalis pažeista, bendrų lyginimų, tu daugmaž išlygini abi dvi plokštumas. Nežinau, ar tai logiškai paaiškinu, bet šiam video tiek, dėkui, iki.